Seniai girdima problema apie mokinių naudojimąsi mobiliaisiais telefonais mokyklose nutarta spręsti slaptai, už uždarų durų. Diskutuojant apie telefonų naudojimąsi mokyklose buvo pasirašyta konfidencialumo sutartis. Kadangi mes pasirašėm konfidencialumo deklaracijas, tai dabar diskusija, dabar vyksta visiškai atvira diskusija. Aš nežinau, tai man atrodo, čia yra teisingas sprendimas, kad turime sudėti visą lauką tų požymių, ką mes turim. Tikrai planuojama, niekas nepaliks šito dalyko, bet taip kaip buvo, tai 100%. Nors diskusija ir yra uždara nuo pašalinių akių, joje dalyvauja mokyklų, ministerijų, tėvų atstovai. O apie galutinį sprendimą turėtume sužinoti iki kitų mokslo metų. Jau dabar mokyklose nėra leidžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ne ugdymo tikslais. Taip pat patvirtinta, jog šiuo metu yra svarstoma dėl ribojimų, bet ne dėl griežtų draudimų. Ministerija žada, jog prieš priimant galutinius sprendimus šie bus pristatyti visuomeniai.